Bulgarijoje kaip Holivude. Na ir mano mėnuo Bulgarijoje prasidėjo nuo kelionės į Serbiją. Kartu su komanda radome įspūdingas vietas filmavimui Serbijoje, dirbome kaip lokacijų ieškotojai, nuo apleistų pastatų iki gražių vaizdų lauke. Čia tapau apšvietimo ir operatoriaus asistentu, pirmą kartą dirbau su tokia įranga, profesionalia įranga, su brangiom lempom ir ARRI kamera. Taip pat pagrindė fotkinu užkulisius Hamzai, tai yra prancūzų žinomam reperiui, ir ši visa praktika Serbijoje atrodė kaip kino mokykla realiame gyvenime. Tada po kiek laiko išvykome į Graikiją, labai netikėtai, išvykome su kita filmavimo komanda ir mano asistentu filmuoti reklamą Volvo automobiliui iš Motofoe. Tai yra kompanija, kuri nuomoja automobilius. Tai buvo kitas įkvepiantis projektas, kuris reikalavo greitų veiksmų, lokacijų paieškos ir kaip mes visą tai pateiksime. Pagrindę filmau su Sony FX30, bet ši kamera gali atlikti labai geras korekcijas postprodukcijoje, kuris vienas iš komandos narių man parodė, kaip žaisti su spalvomis taisyklingiau. Na ir grįžęs pradėjau montuoti šį video ir pritaikyti viską, ką išmokom būtent ten. Ir pavyko man išmokti daugiau dirbti su pačia komanda, net ir per raciją. Taip. Ir štai šis mėnuo baigėsi kupinas patirčių ir žinių, naujų žmonių ir taip dar labiau įsimylėjau filmavimą. Na ir jei norite pamatyti dar daugiau video, kai man sekasi Bulgarijoje, būtinai paspauskite like mygtuką.